Labas rytas. Vakar, tiksliau gal net šiandien jau irgi nepavyko nueiti anksčiau miegoti. Tai nuėjo miegoti 1 valandą nakties, kėlėmės 8, nes jau reikia susiruošti, susinešti daiktus, padaryti čekautą ir važiuoti jau link Phoenixo judėti. O judant link Phoenixo aplankysim dar 3 ir 4 stotelės. Tai užtvanka, iš kurios jie ima vandenį, tada Sedono miestelį su gražesniais raudonais kalnais, dar vieną miestelį, kur yra sidabro apleista kasykla, ir paskui pasieksim Phoenixą. Viso kelionės rašo yra 7 valandos ir 408 mylios. Tai laukia tokia diena automobilė. Dabar bandysime susitvarkyti šitą bardaką savo, kad turėtume kur prisipūsti savo čiužinį, nes kol kas tai viskas taip labai pasklaidyta netaupiai, tai dabar tvarkysime. Atvykome dabar į kaktusų sodelį, prie kurio dar yra ir šokolado parduotuvė. Bus laiko, užeisime ir jie. Bet eilė tai tikrai ilga ir čia turbūt tektų palaukti, tai tiesiog įamžinsim video prisiminimuose. Važiuojam link Hooverio užtvankos. Ši užtvanka buvo pavadinta prezidento Hooverio garbei, kuris labai daug prisidėjo, kad ši užtvanka atsirastų. Atvažiavom dabar į pirmą tašką prie Hooverio užtvankos. Turėtų būti kažkoks tiltas. Dabar einame prie Hooverio užtvankos. Per ją praeisime, pasižiūrėsime, pafilmuosime. Štai jeigu
pamatytume, kad vanduo yra tiek pakilęs ir pradeda plūsti į štai šitą talpą. Tai turėtų atrodyti panašiai taip kaip šitam paveiksliuke. Ir tai būtų istorinis įvykis, nes paskutinį kartą tai vyko 1983 metais. Pastatyti šią užtvanką buvo pasitelkta 1000 žmonių darbo jėga. Ir šios užtvankos statybos pareikalavo daugiau negu 100 žmonių gyvybių. Užtvanka naudojama tiekti vandenį daugiau nei 16 milijonų žmonių ir aprūpinti elektrą daugiau nei 500 milijono namų. Pačios užtvankos aukštis yra 220 metrų. Čia galima įsipilti ir paragauti upės vandens. Labai geras. Dabar važiuojam į miestelį pavadinimu Florida. Tai senas buvęs sidabro kasėjų miestas. Ir jame šiuo metu pagal 2020 metų duomenys gyvena 229 gyventojai. Simas bando paskambinti mamai, bet vis neprisiskambina. Čia yra seniausiai šioj valstijoje veikiantis pašto skyrius. Pasiūlė ateiti čia pasižiūrėti šitų piešinių ant akmenų, nes kažkada jie labai senai čia buvo nupaišyti ir prieš 2 metus tas pats 80-metis dailininkas atvažiavo ir juos atnaujino.
tuomet važiavome į Sedoną, kur buvom nusimatę nakvynę automobilyje. Labas vakaras, labas rytas. Taip gerai buvom užmygę čia Sedonai kažkokiai tai parkavimo aikšteliai ir girdim beldžiasi į duris. Nu tai ką, ir labas rytas, policija pats čia beldė. Tai labai geras, draugiškas toksai policininkas. Tai žodžiu pasakė, kad įsikūrėm tokioje aikštelėje, kurioje nakvoti negalima. Bet labai draugiškai pasakė, kur galima nuvažiuoti.